Sveiki, mėly neringiškiai. Aš Matas Lasauskas, jūsų šešėlinis Neringos meras. Sugalvojau, kad reikėtų kažką jums pasiūlyti naujo, ne tik tai savo mėnesinės ataskaitas. Vis kirbėjo galvoje, kad kažką reikia. Dėl to sugalvojau, kad padaryti pasivaikščiojimą, sužinoti daugiau dalykų apie Neringą. Čiagi tiek istorijos, tiek įvairių įdomybių. Ir ne visą laiką jos būna išgirstos. Tai dėl to mes šiandien sveikinamės su Aušra Fezer. Jo, sveiki. Žmogus, kuris tikrai labai daug žino apie Neringos kultūrą, istoriją, gyvenimą, tiek visokių detalių. Manau, tikrai kažką papasakosim įdomaus mums šiandien. Tai ačiū Matai už pasiūlymą. Tikrai nesu nei istorikė, nei menotyrininkė, nei miškininkė, tačiau man viskas čia yra labai įdomu ir esu įsitikinusi, kad mes vaikščiodami ir bet kur būdami matom ne tai, kas yra, o tai, kiek turime žinių apie tą dalyką, kiek turime supratimo, kiek įsigilinimo. Ir kuo daugiau tų žinių turi, tuo viskas yra įdomiau, tuo daugiau tau teritorija tą gali pasakyti. Ir turiu prisipažinti, kad nors gyvenu čia jau 37 metus, manęs nenustoja stebinti nauji dalykai, kurie kasmet kažkaip tai pasirodo, ateina, tik tai reikia jų ieškoti. Kiekviena netgi istorija, kartais kuri net ir girdėta, bet jeigu iš kito kampo papasakota, vis atsiranda kažkokių naujų detalių. Tai va, dabar mes kaip tik prieisime prie tako, kuris veda į kopą. Ir čia labai gražiai matosi skirtumas tarp urbanizuotos vietos ir gamtinės teritorijos. Taip. Tai va, dabar pažiūrėkite į tuos kankorėžius, kurie nukritę miške, jie atrodo gražiai, o tie, kurie yra čia ant gatvės, jau mums nebepatinka, jau jie nebegražus. Nors yra tie patys kankorėžiai ir jau norisi juos kažkaip nuvysti. Norisi visus tos smyglius, spyglius, visus vorus, visus, kas tik tai ne vietoj, turime viską išnaikinti iš gamtos. Tokie esame žmonės. Ir grąžinti į gamtą. O šitas galiu iš savo pusės pasakyti, kad šitą kalną jaunimas vadindavo ir vis dar vadina Everesto kalnu. Čia visą laiką, jeigu, pavyzdžiui, reikėdavo arba norėdavosi kar nors pabėgti, kad nuo tėvų nieks nematytų, atsisėsti savo kažkokį kampelį, tai kur einam? Einam į Everestą. Paprašau, Everesto kalną. Visas šitas kalnas yra dedikuotas švyturiui, kur yra ant jo viršūnės, ant Urbo kalno. Šitas švyturys pastatytas 1874 metais. Tais pačiais metais skelbiama, kad buvo apsodintas, apželdintas Urbo kalnas. Kaip nepavyko to padaryti paprastąją pušim, ir čia buvo panaudota pirmą kartą kalnapušė. Ir iš tikrųjų 1871 metais susivieniusi Vokietija turėjo visai kitą jėgą ir pradėjo labai stipriai jį rūpintis savo valstybę. Ir vienas iš rūpesčių yra jūrininkų saugumas. Kuršių nerija yra 100 km ilgio. Žvejų, ta prasme, ne, čia ir žvejų? Ne žvejų, o būtent jūrą plaukiojančių laivų. Kuršių nerija 100 km ilgio, tačiau joje nėra jokios dominantės. Dėl viduryje turėjo būtinai būti pastatytas švyturys, kad galėtų padėti žvejam orientuotis, nes priekrantės srovė kėlė tikrai labai daug pavojų. Ar čia, kur mes stovim, čia buvo visiškai balta dykuma, baltas smėlis. Švyturio vieta kaip taip pat. Sklandytojų kopa dabar. Visiškai tokia. Taip. Kas vykdė tą visą statybą, iš tikrųjų labai įdomu. Aš netgi atvirai pasakysiu, pasiklausiau ChatGPT, kaip galėjo tai būti, ir jie man sakė, gali būti taip, kad tas plytas suvežė žiemą, sniegu ir ledu, nes kitaip to kalno tikrai būtų neįmanoma užvažiuoti. Taigi mums taip atrodo, taip, čia pastatytas švyturys ir taškas. Kaip Egipto O piramidės. kaip pagalvarbus. Tai tas švyturio signalas, kuris duoda du signalus, tai reiškia, kad nėra uostas. Taip, tai reiškia, kad jeigu būtų uostas, koks tada būtų signalas? Nežinau. Čia kitą kartą reikės išsiaiškinti šitą klausimą. Taip. O kaip paminėjot, Inkaro kaimą, tai irgi pamenu, kaip dar visai mažas vaikas būdavau. Lygtais kažką girdėjau, kad čia būdavo tas kaimas lygtais ir kad čia kažkada buvo žmonės gyveno ir panašiai. Tai mes pamenu, eidavom su vaikais, tam tokia yra kaip dauba, tai šiek tiek žemiau. Eidavom ir ieškodavom, ar čia bus kažkokių tai namo stogų likusių, kad čia, kur čia tas užpustytas kaimas yra. Jo, tas užpustymas yra labai tokia mistika, ar ne? Iš tikrųjų, tai buvo žmonių kasdienybė, jie gyveno su tuo, jie buvo prie to pripratę ir kai gimsti tą matai, atrodo, kad taip ir negali būti, nes praktiškai nieko kito jie ir nematė, kad gyvenimas gali būti kitoks. O jų tik tai einam ant šlaito? Taip. Ir ten iš tikrųjų atsiveria visai geras vaizdas. Ypatingai žiemą jo. Kylam į tą Everestą. Viršūnė. Nu va, ir mus pasitinka nuostabiausias vaizdas su bažnyčia ir mes prieš save matom tokį nuostabų amfiteatrą. Vėjas niekada nejuda vienodą greičiu ir vienodu stiprimu. Jisai pradeda žaisti su smėliu ir štai čia matom vienas šlaitas ir apsisukus kitas šlaitas,
o to amfiteatro apačioje prigludęs kaimas. Galit paaiškinti, pavyzdžiui, kas čia yra per betoninį Tai yra kariniai įtvirtinimai tiesiog pastatyti šaudomai patrankai, taip, kad tik tai, kad jos nebuvo panaudotos. Čia puikiausia vieta, yra didžiulis matomumas, tu gali į priekį vykdyti gynybą. Jo, ir čia, žinoma, dabar šiom dienom, tai čia yra pasisėdėjimo vieta, kažką patraukti, parūkyti ir pridaužyti butelių. Tai prašymas gal net labiau. Fainai sėdėkit, būkit, bet paskui susirinkit tos stiklus, nes nei patiems jums fainai prie jų būti, nei kitiems jos rasti. 90% žmonių eina tais pačiais takais į jūrą ir kad nukrystų iš kelio, aš čia tikrai dažnai vedu ekskursijas, tai labai daug žmonių buvo, o aš niekada čia nejau, aš čia esu pirmą kartą. Iš tikrųjų, žmonės atranda tokias gražias vietas ir aš manau, kad jas vertina. Sipažinsiu asmeniškai, 100 metų vaikščiojau šitais takeliais, bet, pavyzdžiui, štai šito vaizdo aš nebuvau atradus. O čia pažiūrėkit, mes esame miške, visiškai gamtoje ir šalia yra urbanizacija ir tas toks perėjimas iš miško į visišką centrą, jis yra labai malonus. Kultūrinis kraštovaizdis yra mūsų didžiausia vertybė ir tame kraštovaizdyje, kas yra svarbu, pavyzdžiui, štai čia stovim šitoj vietoj. Mes matom labai tolimą perspektyvą, matom netgi mišką kitoj pusėje marių, matom mares, kas ant marių dedasi, matom molą, kur yra daug labai gyvybės, tačiau visą tai matom ne kiaurai tiesiai, bet per medžių rėmą. Ir tuo pačiu atkreipiam dėmesį į pušis, kuri viena kreiva, kita pasvirusi, kita jau žiūrėkit kažkodėl tai, jei kažkas atsitiko, jinai kažkokius ragus iškėlus jau baigia nudžiūti. Ir tai, parodo labai gyvybingą kraštovaizdį, kuris keičiasi, kuris turi labai daug komponentų ir stovint ant kalno ar matant tokią perspektyvą, visi ateina, sako, wow, kaip čia gražu. Momentas, kad Jūratės viešbutis buvo karalienės Luizės viešbutis, ar čia anksčiau, ar ne? Bet jisai buvo kitoj pusėje gatvės, kur Vila Banga? Ne, šitoje vietoje jisai visą laiką čia buvo, tik tai čia jis ko gero 4-oji jo versija, jisai kelis kartus sudegė ir kai jį statė, tai žvejai buvo pakraupę, kaip galima tokio dydžio tokį dangoraižį statyti. Tai tais laikais atrodė, kad čia yra jau monstras. Nors jisai pirmasis buvo žymiai mažesnis, bet buvo tiesiog neįprasta. Vienintelis dalykas, kas išliko iš paties pirmojo viešbučio, jis ten irgi 1870 kažkur, tikrai neatsimenu tos tikslios datos, langų forma, žiūrėkit, šitas langas ir nusklemtas viršus. Tai šitie langai išliko nuo pat pirmojo pastato laikų. Visa pavėsinė. Būtent šita veranda ir šita langų forma. Tai labai nebuvo sudegęs šitas? Buvo sudegęs antroji versija, tai jau mūrinis. Iš pradžių buvo medinis, irgi tokie patys langai, tada buvo mūrinė versija su šita pačia veranda ir tada jau po trečioji versija buvo prieškarinė. Tai dabar čia ateina prie pastatų, bet šitas pastatas yra visiškai naujas. Rasytė. Taip, čia buvo viena iš 3 kepyklų. Kaip Gardumėlis dabar ten mūsų, ar ne? Taip, kaip Gardumėlis. 3 kepyklos, įsivaizduokit, prieškarinė Nidoje buvo. Restoranų netiek nebuvo tikriausiai. Vienas iš pastatų, kuriuos sugriovė patys vokiečiai, nes kepykla tai gali pasitarnauti priešams, būti gera įranga, tai jisai buvo sugriautas ir buvo pastatyta Rasytė. Ten skaitydavo laikraščių žmonės ir valgydavo grybukus ir gerdavo kavą. Panašiai tą patį, ką dabar darome ir mes. Einame kaimo gatve, kuri kažkada tai buvo visiškas smėlis. Buvo tik tai kultūros paveldo gatvė, realiai. Visi praktiškai namai paveldiniai. Čia man yra toks irgi tipiškas nuostabus žvejo namas. Taip, su veranda irgi. Su veranda. Tai verandos iš tikrųjų atsirado tuo metu, kai pradėjo važiuoti poilsiautojai ir jiems reikėjo vietos pusryčiams. Tada pradėjo statyti verandas. Kad atiduoda kambariuką, bet reikia patiekti pusryčius arba vakarienę. Tai jau ne to žvejo tipinio namo, ne čia jau su kurortu jau siejama. Viešbučių kurortinė atributika. Upgrade'as. Tai dabar štai šitie 3 namai buvo Gertrud Blodės pensionatas. Šitie 3 namai. Jie dabar visas kompleksas yra kaip kultūros paveldo kompleksas. Ir šitą buvo gyvenamasis namas, o čia jinai priiminėjo poilsiautojus. Ir kai atėjo rusai, kažkaip labai buvo liūdna, kad gali atitekti viskas, ką jinai sukaupė. Tai paslėpė tarp plytų eilių per vidurį spaliuose savo lobį, ten sidabrą kažką. Šitam name? Ne šitam? Šitam, nes čia jinai gyveno. Ir tai buvo surasta ir jinai už tai buvo išvežta į Sibirą.
ir grįžo apie 70 metus ir gan greitai. Bet tai rusai surado... Taip ir paskui visus namus ardė. Taip, tada visus namus ardė, galvoju, kad visi šitai. Nes aš girdėjau istoriją, tai reiškia, neteisinga gal girdėjau, kad šitame name tas buvo ir paskui netgi, kad tada visą ardė, kad galvoju, kad čia jos visi namai, visi trys, galbūt ir tame, galbūt ir viename iš jų, gal ir keliuose, bet taip, kad jinai buvo tai padarius. Bet kad už tai, kad rado ir išvežė, šito nežinau. O čia įdomiausi šitie takeliai, kur ne kažkokie tradiciniai, o tie, kur jau tik tais vietiniai tikrai žino. Iš tikrųjų teko man susipažinti su daugybė čia tos vietos gyventojų. Iš pradžių jie buvo labai tokie pikti, labai įsiskaudinę. Aš buvau kaip koks eksponatas šiandien. Čia vaikštau, ką tu gali čia papasakoti, taigi čia mūsų, mes viską žinom, o ne tu čia kažkokie tai. Paskui kažkaip tai vertėsi labai stipriai, ypač kai jie nuvažiuodavo į Kaliningrado sritį, tada grįžę būdavo visai kitokie, bet paskui kažkaip tai labai gražių tų santykių atsirado, labai džiaugiuosi, kad dar pavyko patirti. O dabar va čia toks irgi mažas stebuklas, bažnyčia štai šitos pusės, va pasižiūrėkite. Taip, čia įspūdinga, čia irgi atvirutinis vaizdas. Čia atvirutinis vaizdas, kurį aš mačiau vienintelėje knygoje, vokiečio būtent. Taip. Mūsų kol kas ne viename reklaminėme buklete dar jo nėra, bet labai yra nuostabi šitos bažnyčios istorija. Jos pastatymo metai 1888. Kai atvyko dirbti į Nidą kunigas Gustavas Echternachas, jisai išsikėlė savo tikslą: aš pastatysiu čia bažnyčią. Šitoje vietoje. Taip, ir ėmėsi didžiulio darbo. Labai įdomu tai, kad rašo jisai, kad 4 kartus per metus buvo renkama rinkliava. Siekdama šito tikslo surado ir parašė 13 600 laiškų, prašydamas pagalbos, prašydamas paramos šitos bažnyčios statybai. Tada jisai ėmė 2 kartus paskolas. Iš Svedbanko. Iš tuo metu irgi matyt buvo kam kas duoda tas paskolas. Taigi šitas žmogus padarė milžinišką darbą, nors paskui Fulkso knygoje rašoma, jam taip niekas už tai kaip reikalas ir nepadėkoja, ypatingai bendruomenė. Ir iki dabar tikriausiai jisai nėra įvertintas. Jisai tikrai neįvertintas, aš daugiau niekur irgi nesu skaičius, tik tai toje knygoje ir apie jį mažai šnekam. Echternachas. Tai gal reikia įprasminti jo vardą. Juodkrantėje paminklas jam pastatytas irgi buvo tik 2006 ar kada 230. Taip, galbūt galima būtų kažkokią tai atminimo lentą prie bažnyčios, apie jo istoriją, apie asmenybės istoriją, kuris užsispyręs, turėjo tikslą ir jį padarė iki pat galo. Tai iš tikrųjų mums yra didžiulis pavyzdys ir aš manau, kad istorijoje reikia ieškoti tokių pavyzdžių, kad galėtumėm juos atsiremti ir suvoktumėm, kaip turim gyventi dabar. Žmogus, turėdamas tikslą, įsitikrino, kad nepadarysiu, stengiasi ir padarė. Kaip sakau, kas daro, tas ir padaro. Tai čia tik tai apie tai yra. Tikėti savim. Svarbiausia tikėti savim, o kai tiki savim, tavim ir kiti patikės. O dar galiu pasakyti, kad pripažinti, kad visą šį būtent vaizdą, tai jūs ir parodėte man kažkur ekskursiją mes kai kartu ėjome anksčiau, tai tik iš jūsų čia ir atradau. O dabar saulė, iškart dabar reikia pafilmuoti, kai yra saulė, tai dar yra gražiau. Tas vaizdas yra iš tikrųjų vienas gražiausių Nidoje ir dar kai sužinai jo istoriją tos bažnyčios, jinai tampa dar svarbesnė ir dar vertingesnė. Jums reikėtų užpatentuoti šį vaizdą, kaip čia žinokit, jau kažkas norėjo pastatyti suoliuką, sakau, gal nestatykim čia suoliukų, gal ateikim pasigėrėti ir galima atsisėsti tiesiog ant žemės. Po karo, dar keletą metų ta bažnyčia veikė, bet apie 60 metus jau jinai buvo uždaryta. Ir vėlgi įdomu, kas iš Lietuvos intelektualų pasirūpino, kad čia būtų ne koks nors sandėlys statybinis, o kad čia būtų muziejus. Taip, čia buvo istorijos muziejus, eksponatai. Čia net nevyko... Ir taip buvo išsaugotas pastatas, visas jis buvo prižiūrimas, išsaugomas jo stogas. Ir tai yra geriausia, kad tuo metu buvo galima padaryti. Paskui... Nenugriaunant ar ne, ir išlaikant pagal tą visą sovietinę... Tikrai taip. Viduje, aišku, nei suolų, nieko nebuvo, į bažnyčią nebuvo panašu, bet eksponatams reikėjo taip pat tinkamų sąlygų ir visa tai buvo. Tada 84 metais pastatyti vargonai, ten prasidėjo koncertinė veikla, na ir paskui jau 89 jinai buvo pašventinta kaip katalikų bažnyčia,
o vėliau kaip evangelikų. Tai grąžinta bendruomeniai, buvusiai bendruomeniai. Bet kai vyko katalikų mišios čia, tai tuo pačiu metu nevyko? Ne, nevyko, vyko atskirai. Bet kažkaip tai katalikų bendruomenė norėjo savo bažnyčios, tai visai gražinai ir gavosi. Žinau, šitos kapinės man tikrai vienas yra gražiausių apskritai, kuriuose esu buvęs ir net kartais specialiai ir draugus ateinu aprodyti. Tai čia labai norėtųsi man, kad atkreiptumėm dėmesį į šitos vartus ir į užrašus, kuriuose yra dvi kalbos. Vokiečių kalba ir lietuvių kalba. Aš esmė prisikėlimas ir gyvastis. Bet mesgi juk esame Kuršių nerija. Tai va, tai ką, trūksta kuršininkų kalbos. Taip. Juk čia autochtonai yra kuršininkai, jie atkeliavo 16 amžiuje pirmieji, pradėjo žvejoti, bet būtent kuršininkai mielai parsiveždavo žmonas iš anos pusės kranto. Tokių šeimų pažįstu labai daug, tikrai virš 10. Taigi šitaip atkeliavo į Kuršių neriją lietuvių kalba. Mamos šnekėjo su vaikais lietuviškai ir lietuvių kalba tapo gimtoji kalba. O reformacijos metu pamaldos taip pat turėjo būti laikomos gimtąja kalba. Ir iš tikrųjų pamaldos buvo laikomos lietuviškai iki 1871 metų, iki Vokietijos susivienimo. Tada pasibaigė visą tai. Taigi čia, reiškia, lietuvių kalba turėjo kelias šimtus metų, jinai buvo gimtoji kalba, bet o kuršininkų kalba buvo vyrų kalba, žvejybos kalba ir žodžio kalba. Todėl jos čia nėra. Labai gaila apskritai va tokių kapų, kur net neaišku, kas čia yra ir net jau kai kur iš jų takelis gaunasi. Tai va, takelis visada buvo čia, o ten einam per kapus. Kapitaliai per kapus. Taip fotografų paprašiau, kad nufotografuotų šituos senus. Senosius krikštus, ar ne? Jo. Aišku, toks krikštelis, įsivaizduokit, nei impregnuotas, nei ką, jisai juk nesilaiko. Ta. Jisai turėjo apsaugoti kapą nuo piktųjų dvasių. Ir buvo tikima pas kuršininkus, kad būtent ten rūpužė viena iš dievybių, jinai, sakant, valdo tą pasaulį tamsos ir prisikėlimo, tą visą ratą žmogaus gyvenimo. Čia pagoniški reikalai. Čia yra kuršininkų, tai pagoniški reikalai. Ir, reiškia, jį atneša laidotuvių metu į kasą ten, kur yra kojūgalis. Ir šitas stiebas turi siekti grabą. Taip. Ir kai dūšia kyla į dangų, labai gerai taip biški užsikabinti. Ir tada gali greičiau pasiekti ten, ką reikia. Bet, reiškia, po keletos metų tas karstas supūna ir tas krikštelis zmekteli smėlyje įkastas. Taip. Ir kai jis truputėlį pavirsta, tai jau reiškia viskas, visi reikalai atlikti, jau jokios apsaugos nebereikia, jis jau atliko savo darbą ir jisai gali nukristi, supūti, jau viskas nieko nebereikia. Bet vietoj jo tada kažką reikia sutarti, tad vos ne taip ir paliekam ir nebežymėtas kapas. Tada nieko nebelieka, viskas. Čia tokias tai va, tai man irgi buvo labai didelis klausimas, kaip jie, juk mes dabar tai labai ilgai tos kapus prižiūrim ir faktas, kad tas krikštelis ilgai nesilaiko, tai tiesiog nebebuvo svarbu. Bet ir tada ir net nebereikia jokios palikti žymos, kaip antkapio. Nu, matyt, galbūt kažkoks kitas šalia, arba tų, kur yra piešinys kapinių, kad yra labai tankiai jų pristatyta, tų krikštelių. Kažkaip taip nežiūrėjo, nebuvo tos, kad čia atskirt būtinai kas toks pavardė, kad ko gero gal net ir nerašydavo tos pavardės. Taip. Kuršininkų tradicijos tokios. Taip, čia tokia tradicija, kurią prašė irgi tas pats Fuksas, irgi girdės iš vietinių gyventojų. Tai aiškumas, kad tai yra nesvarbu, kas po to įvyksta. Svarbu tam tikrų laikotarpių, kada reikia atsidurti reikiamo vietoje. Mes žinom Gustavą Blodę, žinom Hermaną Blodę. Ar jie buvo broliai, ar jie buvo pusbroliai. Tačiau apie Hermaną Blodę žinom be galo daug. Tai jo Hermano Blodės yra pirmasis Jisai Nidos viešbutis. Tėtušis Blodė, kuris buvo siela namų, kurio dėka praktiškai gimė čia dailininkų kolonija. Nes tam, kad atsirastų kažkoks tai judėjimas, reikalinga idėja, reikalingas vadas, reikalinga vieta, kur jie gali būti. Nes dailininkai, kurie atvažiavo iš pat pradžių, atvažiuodavo, jokio judėjimo ir jokios kolonijos nebuvo. Tol, kol atsirado Bishop Kulm, žmogus, kuris suprato, kad čia yra ypatinga vieta, kad reikia keitis, taip, jisai pradėjo burti aplink save žmonės ir rado vietą, kur tai galėjo atlikti. Viskas, turim nerealią istoriją. Man net įdomiausia viena iš tų istorijų, kad apgyvendindavo dailininkus, kurie netgi nelabai turėdavo pinigų sumokėti už nakvynę.
nakvynė ir jis imdavo paveikslais už tą nakvynę. Tai Tikrai čia pagalvojus, tai taip, čia yra tikrai puikia taip. investicija. Puikiai, Ar bet paimti jisai tai 20 suprato, bet Gustavas Blodė markių? nieko tokio nedarė ir pas jį Nieko visiškai dailininkų negyveno, jie ten jam nepatiko turėjo biškį ir apie jį pagalvot. niekas nekalba, o jisai tapo herojumi, nors buvo tik viešbučio direktorius. Yra pasakojimas, kaip atvažiavo jaunimas, neturėjo pinigų ar nespėjo į laivą iš Karaliaučiaus per visą Kuršių neriją, apdriskė, šlapi, visi vargani, jis atidaro duris, sako, čigonų mes iš principo nepriimam. O viena mergina sako, jo, vargšų menininkų niekas nenori. Jūs ką, menininkai? Nu taip, ištraukė paveikslus, ateikit čia ir davė jiem gražiausią ateljė. Tai buvo žmogus, biznierius, kuris buvo strategas, biznierius ir visa kita. Tai jis toks pavyzdys yra didžiulis, kad labai norėčiau, kad daug kas sektų juo. Čia mes kaip tik labai gražiai galim pamatyti tą amfiteatrą. Pažiūrėkit. Kopom mes čia buvome ir matosi tas tamsus miškas ir yra senasis miškas, o toliau matosi jau visai kitoks miškas, kuris buvo sodinamas. 860 metais valdžia atsiuntė vizitatorių, kuris pasakytų, kokia situacija yra Kuršių nerijoje. Jisai užrašė, yra visi šitie užrašai, kad praktiškai be jokių šansų yra išlikti Kuršių nerijos kaimams, tiek pat Juodkrantėj, kad galbūt Nidai 50 metų liko, Juodkrantėj 80, iš jų liks tik pavadinimai. Nes smėlis atėjęs taip arti kaimo, kad nėra jokių šansų jam išlikti. Bet čia kai dar nebuvo miškų. Čia dar kai buvo tik tais Taip, kai nebuvo jokio apsodinimo, kai buvo kaip čia mes matome. Ir įsivaizduokit, reiškia, 68 metais keliaudamas jisai rašo, kaip gražiai čia ramiai savo žmonės gyvena. Kai pasitikė Dievu, žiūri, kas čia vyksta, neturi jokių norų, kaip kokie... Čilina, visiškai, nes kitokio gyvenimo ir nematė. Tai aš labai žaviuosi šitais aprašymais. Ir čia dar žiūri netgi ir Parnidžio kopa netokia dar buvo. Taip, ir būtent čia nuspręsta buvo ties šita vieta baigti apsodinimus ir palikti šitą kopą neapželdintą. Ir čia buvo įkurtas pirmasis Kuršių nerijoje gamtinis draustinis, kaip įrašo mokslininkų ir keliautojų džiaugsmui. Bet ir iš čia jau atrodo, kad yra paaugę iš tikrųjų. Čia dar ne ta sklandytojų kopa, dar tokia visiškai kaip ir dabar tokia, kokia yra. Bet apsauginis kopagobis jau čia yra. Jau smėlis yra sustabdytas ir negauna šitą kopą naujo smėlio ir jau jinai po truputį pradeda negauna kuro. Ir Henris Fuksas labai gražiai rašo berods 26 metais, kad į Nidą veržėsi kičas. Kad jeigu mes nieko nedarysim, tai šita šimtmečius trukusi kultūra labai greitai išnyks ir jos nebeliks. Reikia kažką daryti. Reikia mums patiems imtis iniciatyvos, kad ją išsaugotumėm. Aš dabar skaitau ir galvoju, tą patį galėtumėm pasakyti dabar. O tai rašoma 26 metais pačioje pradžioje. Nieko naujo neatsitiko. Taip, kad viskas labai ramiai, yra visada žmonių, kurie nori kažko naujo, kiti nori išlaikyti seną ir taip turi būti. Ir tada tas vidurys tas yra tiesa, tarp to naujo, tarp to seno, tiesa kažkur per vidurį. Tikrai taip. Va štai čia irgi yra labai įdomi istorija. Čia anksčiau kažkaip buvo visai kitaip, čia atrodo, irgi muziejus buvo liktas. Taip, tai vad būtent įsivaizduokite, kaime, žvejų kaimelyje, kur yra, taip sakant, gyvenimas labai skurdus ir paprastas, kaimo mokytojas sugalvoja, kad reikia statyti muziejų. Ar čia yra Kastyčio poilsio namai ir tokia kaip ir hostelis, ar ne? Tai kas iš tikrųjų labai yra gerai, kad tokių vis dar objektų išlieka, nes tada Nida ir visa Neringa tampa prieinama vairių pajamų žmonėm, ne tik tais aukšto pajamingumo ir turtingiams, o visi gali tada džiaugtis Neringa. Tai kuo daugiau tokių išliks, tokių mes jau nebedaug turime, kiek Guboja, Kastytis ar ne, Žuvėdra dar turime, kur tokia ekonominės klasės. Tai labai svarbu, kad tokia ir išliktų. Čia jau prašau rodyti šitą vaizdą. Šitas namelis priklausė Pauliui Izenfeldui, čia vienas iš 3 namų, kuriuos paliko dailininkų kolonija. Tai yra Knaufo, Birštengelio ir šitas namas. Jis nebuvo dailininkas, jisai buvo fotografas. Paulius Izenfeldas buvo truputėlį kitoks žmogus negu visi kiti ir įtarė naciai, kad reikia su juo susidoroti, tai tiesiog įsiveržė į namą, suniokojo viską, sumakalojo kažką, įkasė miške ir jisai įėjo ir
paliko jį ir daugiau niekada nebegrįžo. Vėliau jisai... Bet jį išvežė, neuždarė. Tuščias namas buvo, tiesiog jį iš jo norėdami paniekinti tą namą labai stipriai suniokojo. Bet tai kaip supratau, Tomą Maną irgi naciai persekiojo. Taip, žinoma, ką už ką Tomą Maną už jo žodžius, o jį už asmenybę. Ir šitas namelis buvo toks irgi kultūros židinys čia. Tai ir liko. Tai galbūt namelis ir liko. Aišku, dabar mes jo aplankyti negalim, bet šitą istoriją labai mielai vis. Taip, iš čia tiesiog labai gražiai matosi Tomo Mano namas. Ir konteineris. Nu, tai čia laikina, čia nieko tokio. Va, pažiūrėkite, aukštyn. Ai, va, taip. Dar reikia džiaugtis, kol turim. Tai šitas kalnas kaip ir tokio pavadinimo neturi, bet ten matosi ant Uošvės kalnelio Tomo Mano namelis, kuris yra tikras kultūros židinys ir Tomo Mano dvasia ten taip stipriai jaučiasi ir nugali visas kliūtis. Aš kaip suprantu, pradžiai buvo irgi tik tais ant kalno, kaip jis vadinasi, Uošvės, atsiprašau. Jisai buvo namas ten vienas. Tik tais vėliau kažkada pastatė tos dar du šalia esančius. Tie du nameliai, kurie priklauso Tomo Mano sklypui, taip. O šitas Knaufo namas buvo pastatytas porą metų anksčiau, tai va irgi, bet Knaufas Tomo Mano visiškai neturėjo jokio ryšio, visiškai nebendravo. Nevaibino. Kaip irgi yra viena iš taisyklių, kad jeigu kažkur ir vaikštai, stengtis niekada nei tuo pačiu takiuku, vis bandyti kažkokį naują išrasti, surasti proskiną kažką ir vis kažką naujo pamatys. Kaip man būna žmonės sako, oi aš čia jau, man čia Neringa nieko naujo nebeparodys. Palauk, sakau, jeigu taip sakai, tai tikriausiai dar tik tais kokią 20% čia visko matęs, dar kokią 80% net nieko tu nežinai. Na ir kiekvienas metų laikas yra kitoks, kiekviena detalė yra kitokia, apšvietimas, aišku, gali būti. Kiekvienas metų laikas Neringai turi savastį ir kiekvienas jisai yra išskirtinai gražus. Tai būtent, bet teko matyti atviruką pašto, Kuršių Nerija gražiausia rudenį. Galima šiaip kiekvienais metų laikais tokį patį padaryti. Taip, vis dėlto ruduo čia yra tikrai ypatingas, tas barchatinis oras, įšilusi jūra. Paaiškinkit, ką reiškia barchatinis oras. Aš žinau, bet nežinoma mūsų. Na, barchatas yra švelnus, ar ne? Įglos tai yra švelnu. Tai va to švelnumo ir norisi, nes vasaros oras tikrai būna karštesnis ir toks Taip. Sausesnis, o dabar tos drėgmės labai daug. Dar net sveikiau. Plaučiam ir odai sveikiau ta tokia drėgmė. Tai čia visiškas spa po atvirų dangum yra. Taip. Ir kaip irgi visą laiką turiu taisyklę, kad Neringui atvažiavus čia visą laiką bent jau turėti atsivežus vienu sezonu šiltesnius rūbus. Tai jeigu tu atvažiuoji vasarą, turėk rudeninį. Atvažiuoji rudenį, turėk žieminį. Atvažiuoji žiemą, turėk arktinės žiemos kažką. Tai vat visą laiką šitas daiktas toksai su flisu neperpučiamu čia yra must kiekvieno metų laiku, ypač vasarą. Ypač. Net ir dabar atrodė, saulė švietė, kai tik pradėjome vaikščioti, šilta, bet vėjas iškart duoda šaltį ir čia iki ligos one small step. O kaip jūs kirčiuojat, Neringa ar Neringa? Neringa. Kažkaip irgi nesiskaito tas toksai, bet nors Preila, sako, Neringa. Kažkaip irgi manau, kad į žmonių įpročius reikėtų atsižvelgti. Kažkur netgi irgi esu girdėjęs, net ir per laidą kažkokią sakė, kad visas tas kirčiavimo, kur anksčiau labai būdavo svarbus, tai jisai būdavo liktais tam, kad saugotų tą lietuvybę prieš ten visus tuos rusiškumus ir tuos dalykus. Dabar realiai netgi tas kirčiavimas ir kiekvieno ar tai Lietuvos etnografinio regiono turi savo grožį ir net nereikėtų žmonių taisyti, jeigu jie kirčiuoja kažkaip kitaip. Jų Žodis tai tas pats. Dialektas tikrai taip. Taip. Aišku, turim žinoti, kas yra literatūrinė kalba. Suvalkietiškas regionas, atrodo, ar ne? Taisyklingiausiai šneka lietuviškai. Mano mama iš Marijampolės, kuri buvo lietuvių kalbos mokytoja. Mano irgi buvo lietuvių kalbos mokytoja. Tai yra suvalkietiškas toksai. Tai aš negalėdavau jokiais tarme kalbėti. O čia irgi kokia graži, pat Pamarys. Pamarys ilgą laiką buvo tik tai tam, kad pasiektum iš taško A, tašką B ir greičiausių taku. Ir po truputėlį jisai tampa vieta, marių stebėjimo vieta. Čia kažkada buvo tas pavadinimas toks gražus. Ir tai yra iš tikrųjų būti prie marių ir jas stebėti, tai yra nuostabu. Tomas Manas yra labai gražiai parašęs, kaip vakarais dangus tampa toks ružavas, violetinis. Jisai rašo, kad rytinėme danguje vyksta nuostabus spalvų spektakliai, kuriuose atsispindi vakarinio dangaus fejerverkai. Ar tai negražu, nes saulėlydžiai yra šiek tiek kičinėje, visi labai panašūs, bet kas čia dedasi virš rytinio dangaus? Nenuspėjama. Net ir vakarinis čia labai gražus yra dangus, kur ten saulė leidžiasi, o čia tu matai tą visą šokį. Rytinis dangus, rytinė pusė, tą norėjau sakyti, ne ryto, bet rytinės pusės. Nors iš tikrųjų mes irgi esame labai palaiminti,
turėdami vakarinę pusę, kur saulė leidžiasi tiesiai į jūrą. Pietų Prancūzija, ten to net tų regionų neturi. O mes turim tą. Ir turim ir tekėjimą tiesiai, abudu. Tai turim ir ryto žavesi ir būtent kai saulė. Ne čia kyla tiesiai, o va čia kažkur. Atsimenu kažkada, irgi dar jaunas buvau, važiavom pasitikti saulę, galvoju, bus labai romantiška. Sėdėjom, laukėm iš tenais, pradėjo kilti iš tenais, bet buvo vis tiek romantiška, buvo gerai. Aš čia buvau įvedusi tą gražiausios sodybos rinkimus. Taip. Tai dabar ir matau, kad... Gražiausia neringos aplinka. Taip. Aš kaip tik nekalbėjau, kad reikia... Tai buvo mano idėja. Ir po 10 metų niekas nieko nebedarė daugiau. Reikia atgaivinti. Nes tai yra didžiulis darbas. Tu turi eiti, vaikščioti, kriterijus labai aiškius turėti. Kodėl ten gražu, ten negražu. Kalbėti su žmonėm. Tai yra ne taip, kad tu praėjai ir paskyrei. Tai yra tikrai nemažas darbas, bet man tai patiko ir man atrodė, kad tai yra labai svarbu. Taip, aš žinau, kad tikrai turiu idėją, net ir kalbėjom jau, ir kad reikia atgaivinti šį daiktą. Nes tie žmonės, kurie įdeda, investuoja labai daug pinigų ir įdeda darbo ir laiko, norėtųsi, kad jiem pasakytų geresnį žodį, ar ne taip? Kad juos būtų atkreiptas dėmesys. Aš manyčiau, kad kažkokį tai būdą tai pastebėti tikrai reikėtų surasti. Tai ką, apėjome labai gražų ratuką. Ačiū Jums, kaip ir sakau, pradžioj buvo, kaip čia dabar bus? Jo, nes visi iš savo darbų iš kažko, tai o paskui kažkaip tai pamatai tą grožį ir vėl pradeda viskas lietis. Daryt ir daryt. Gerai, ačiū tai labai. Sėkmės. Gerai. Iki.